Sveiki, mėlyjeji žiūrovai. Štai ir vėl. Sveiki, mėly žiūrovai. Štai ir vėl mes. Ir vėl truputis naujienų apie tai, kaip gyvena Kadurdos savivaldybės taryba, kokie sprendimai priėmėmi savivaldybės taryboje ir bene labiausiai ir daugiausiai apie patį svarbiausią šių metų dokumentą, apie ką tik patvirtinta mūsų savivaldybė 24 metų biudžetą. Sveiki, šiandien mes esame labai gražioje vietoje, antra pavasario diena, mes esame prie Seimo, nestandartinė vieta, tiesą sakant, mūsų filmavimam. Tik iššokom iš mūsų partijos posėdžio, kuriame buvo aptariama įvairiausi dalykai susijęs su būsimais rinkimais, su mūsų geopolitinė sudėtinga situacija ir kaip reiktų reaguoti į ją. Bet apie tai mes nekalbėsim, iš tiesų daugiau akcentuosimės į mūsų savivaldybę, kas tenai įvyko. Ir šitame posėdėje mes turėjom begalės klausimų, didžioji dalis yra iš tiesų nelabai įdomus jums, mums turbūt jie visi yra aktualūs ir įdomus. Iš viso buvo 34 klausimai, stabtelsime tik prie dalies jų, kaip ir Marius minėjo. Iš tiesų svarbiausia yra biudžetas, tai svarbiausias dokumentas mūsų savivaldybės, kuris lems visų metų projektavimą, kur savivaldybė keliaus. Pradėkime nuo pirmojo klausimo, iš tiesų, kaip ir minėjau, mes keletą jų aptarsime, tai yra sporto centras savo infrastruktūrą gerina, jie prašo iš fondo pinigų. Iš tiesų tie pinigai kaip ir nėra, pinigai, bet esmė tame, kad nėra didelė sporto centro dalis toje sumoje, tai tik 25%. Ką aš pastebėjau ir ką sužinojau, kad lygiai taip pat prieš porą metų buvo bandyta pasinaudoti šito fondo teikiamomis galimybėmis mūsų stadioną, senąjį, ne naująjį, sutvarkyti. Bet kaip ir dažniausiai nutinka, dokumentai stadiono priklausomybės kažkokiai įstaigai yra nesutvarkyti ir šita programa mums nepavyko pasinaudoti ir pinigai nebuvo skirti. Bet už viltį gauti fondo finansavimą, sporto centras yra nusimatęs svarbių ir gerų tikslų, atnaujinti dabartinės sporto centro patalpas, labiau jas pritaikyti neįgaliesiems, žodžiu, modernizuoti mūsų puikią įstaigą. Taipogi norėčiau stabtelti prie klausimo, tai yra kapinių priežiūra buvo paliesta, man labiausiai užstrigo tai turbūt kolumbariumo projektas, jis vis dar įstrigęs, vis dar netenkina mūsų mero pateikti pasiūlymai įgyvendintojų ir labiausiai nustebino, tiesą sakant, verkimas, ne verkimas, bet tokia, nežinau, negatyvas arba pasipiktinimas, kad mūsų kapinės yra miške, jas reikia plėsti, iškirto tam dalį miško, paukoja mes ir liko kelmai. Ir kas dabar tuos kelmus tvarkys? Urėdėja niekšais pasėmė medieną, o kelmų neišsirovė. Ir dabar savivaldybei našta išrauti tuos kelmus tenka. Tai aš nežinau, ar buvę valdžios nenumatė šito perspektyvos, kad reikės turbūt miške darant kapines pašalinti medžius ir tai, kas lieka po jų. Ir dėl to dabar piktintis turbūt yra mažiausia populistiška, gal ar paika. Tiesiog darai, tvarkai dalykus, matai, kad yra tokia situacija ir imiesi veiksmų. Aš bent taip įsivaizduoju. Ketvirtasis klausimas, vėlgi, jau čia man aktualu, buvo paminėta Bagotosios gyvenvietė, kas yra mano gyvenamoji vieta. Ir iš tiesų apie melioraciją kalbama buvo ir dabar pavasarį turbūt labai yra aktualu tai, kad didžioji dalis, ne didžioji dalis, kai kurie mūsų kaimai arba jų gatvės tiesiog skęsta vandenyje. Melioracija yra tarybinė, nusidėvėjus, savivaldybė tam skiria lėšų kažkiek ir turbūt jos yra nepakankamos arba dalis net neįsisavino, nes man atrodo buvo grąžinta iš šitos eilutės kažkiek pinigų praeitais metais. Ir aš taip pagalvoju, kodėl savivaldybė nesiima kooperuoti su ūkininkais. Va kaip dabar reikėjo pritarimo savivaldybei, kad tam tikrus įrenginius keisti, ūkininkas nori melioruoti savo laukus, tai kodėl nedaryti tokios sąjungos? Mes turim kažkiek skiria pinigų, kažkiek įdeda ūkininkai, kažkiek nacionalinė mokėjimo agentūra, ir mes, jeigu ūkininkas turi greta savo kaimo kažkokio, savo dirbamus laukus, tai galėtų prie to pačio ar bendrai, ar kažkaip sugalvoti
patį, nežinau, reglamentą, kad vat, galėtų ūkininkas gauti gal ir savivaldybės kažkiek subsidijos ir jisai numelioruoti tam tikras vietovės, kurios yra aktualios ir kaimiškosiomis apylinkėmis. Nežinau, ar tai išeitų padaryti, bet manau, reiktų bandyti kažkaip, nes vis dėlto kaimai metai iš metų skęsta ir šiandien važiuojant teko pravažiuoti man Antanavą, tai liūdna, kai yra didžioji dalis kaimo vandenys stovi. Bet gerai yra tai, kad yra iniciatyvių ūkininkų, kurie rado tam tikras programas, programa finansuoja visą apimtimi galimus melioracijos darbus, o savivaldybės darbus yra šiuo atveju padėti su dokumentais, patvirtinti visą įmanomą procedūrinį kelią, ir tokiu būdu galbūt šitos galimai gražios istorijos pavyzdžių vėliau žvelgti galite ir kitus kaimus. Taip, ir norėčiau prie 11 klausimo dabar staptelti, tai yra socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimas Kazlų Rūdoje ir dydžių jų nustatymas. Ne? Gal ne apie pačius dydžius, bet žmonėms, kurie turi arba mano, kad jiem reikia socialinės pagalbos, tai iš tiesų kreipkitės, jos yra įvairiausios. Kazlų Rūdoje įvairiausių formų, nuo laikinos pagalbos, atokvėpio pagalba pasitvirtinom pernai, nakvynės netgi yra paslauga. Tai tiesiog drąsiai eikit į socialinį paramos skyrių, kreipkitės, jeigu manot, kad jums reikia pagalbos ir tikrai jos, manau, kad sulauksite. O jeigu ne ir matot, kad kil kažkokių keblumų tame, drąsiai galit mums parašyti. Mes paanalizuosim jūsų situaciją ir galbūt bendrai rasime sprendinius. Norėčiau manyti, kad atsakingi savivaldybės specialistai irgi šitoje vietoje padeda ir yra geranoriški jūsų atžvilgių, tačiau jeigu manytumėt, kad reikėtų truputėlį pagalbos mūsų, mes mielai jums padėsime vykdydami savo kaip tarybos narių pareigą. Kazlų Rūdoje prasidėjo pavasaris, irgi pajuto ir švarinimosi akcija vyksta, manau, aš tokia valymo vadovų. Išsivalymo, ne? Deja, socialinės paramos skyrius neteko vedėjo. Aišku, jisai savo norų išėjo, ten tikrai jo neišprašė, nes jisai per daug tapo draugiškas kolegom. Girdėjau, kad labai susidraugavo. Aišku, klausimas, kaip jisai iš visas pateko pas mus, kai buvo atleistas labai įdomiom sąlygom, bet apie tai gal nesiplėsim, patys galite pasidomėti. Šitoje vietoje buvo antras klausimas pristatytas užimtumo programos. Ir čia nežinau, kaip Marius galvoja, mes išleisim 70 000 eurų ilgalaikiam bedarbiam įtraukti į darbo rinką. Ir iš mano asmeninės patirties aš nemanau, arba labai jie sudėtingai grįžta į tą darbo rinką, arba ta programa yra kažkokia nepilnai juos įtraukiant. Tai mano pasiūlymas, kad šitoje vietoje reikėjo tų 70 000 kitaip padaryti. Išdirba žmogus metus ir jam 7 000 metų. Tiesiog, tu uždirbai, neturėjai biuletenių, nieko, pasiūlymas galėtų būti. Manau, būtų tikslingiau išleisti pinigai, negu dabar mes neapsimetinėsim, bet visokių mokymus rengsim, užimsim žmonės, specialistus, kažkokius įdarbinsim, kur nauda labai abejoti. Vienas mažas bet, šitos lėšos yra tikslinės ir jas skiria vyriausybė, taip kaip ir nustato taisyklės šitų pinigų panaudojimui ir tikslam pasiekti. Nežinau dėl rezultatų šito proceso, tačiau bet kokios pastangos rasti būdų pagelbėti šiam žmonėm, kurie nemotyvuoti, kurie galbūt dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių yra praradę galimybę gauti jiems patinkantį darbą ir už tai deramą atlygį, reikia ieškoti būdų, kaip jiems padėti, tačiau kur tas geriausias sprendimas ir kaip galėtų viskas veikti sklandžiai. Diskusijos, klausimai, Redardai, šaunu, kad tu gilinėsi, kad tau aktualu, juolab, kad tu ir tos dalykus tvirtini iš savo praktikos, būdamas darbdavys. Taip. Dar vienoje vietoje man užkliuvo, tai atrodytų labai paprastas klausimas, tai yra aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Kaip iš principo nelabai ką sako toksai pavadinimas, bet čia yra, šita programa apima visą Kazlų Rūdos tokį gerbūvį, grožį, visokie medeliai, krūmeliai ir panašiai. Ir man viena įmonė užstrigo. Tokia yra UAB Pukis. Užpraeitais 22 metais jinai atliko darbų už
5-6 tūkstančius grubiai, toj tarpe. Šiemet liko už 40 tūkstančių darbų. Kaip ir viskas gerai, gali laimėti daugiau pirkimų, bet bėda tame, kad ta įmonė pagal josios kodą EBRK tokių darbų atlikti negali. Jinai veža automobilius. Turi pagrindė autovežių verslas yra. Tai klausimas, iš ko mes perkam, kodėl prieš tai darbus atliko šilumos tinklų įmonė, dabar mes jau pradėjom pirkti iš išorės, ne, kodėl ta suma taip eksponentiškai išaugo. Tiesą sakant, šitų atsakymų nėra ir pagal savivaldybės biurokratų yra viešieji pirkimai, viskas yra tvarkinga ir man paklausus, ar tikrinama EBRK, kad pagrindinis kodas veiklos pagal ką tu veiki, atsakymas buvo, kad žinoma, bet jeigu tu patikrini šitą kodą ir matai, kad įmonė negali veikti ir daryti tokių paslaugų teikti, tai kyla klausimas, kaip tas visas patikrinimas vyksta. Bet aš neteigiu, kad negali. Galbūt yra neatnaujinti duomenys, aš ėmiau iš esančių ir pateiktų portalus. Kitas ne ką mažiau svarbesnis klausimas iškilęs mums buvo tai, kad metai iš metų šita programa į naująjį biudžetą atkeliauja su įspūdingo dydžio likučiais. Ir šiais metais supliusavo su praėjusiu metu likučiu, kuris siekia daugiau negu 100 tūkstančių ir netgi galbūt visai netoli 200 tūkstančių eurų siekia. Šiais metais mes turėsime beveik 3/4 100 tūkstančių šitoje programoje ir mums tenka iššūkis tos pinigus kokybiškai ir tikslingai išleisti. Esant tokiai sumai, yra nemažas ir darbas juos gerai išleisti, prioritetus parengti, pirkimus įvykdyti. Mes išgirdom tų įprastų pasiteisinimų apie tai, kad kažkas neveikia, kažkur keičiasi darbuotojai, tačiau kadangi tai yra jau ne pirmų metų istorija, vis dėlto mūsų nuomonė reikėtų šitai programai skirti labai didelį dėmesį. Gražu pažiūrėti į šių metų sumanytas programos priemonės ir įtraukta labai gerų dalykų. Ir tikimės, kad jau šiais metais pavyks bent jau 80% šitų lėšų įsisavinti, miesto labui nuveikti daug gerų darbų ir kitiem metam neužkrauti pareigojimo naujo biudžeto formuotojams, sukti galvą, ką daryti su likučiais ir kokius prioritetus numatyti. Ir tada galbūt aš jau dabar įsiterpsiu, nes Eduardas mosikuoja, gestikuliuoja, daug kalba ir mane nori užgošti, privalau dar ir aš apie save priminti jums, mėlyjeji. Kaip priminėjau, priimtas svarbiausias metų savivaldybės dokumentas, tai yra 24 metų biudžetas. Ir jis šiais metais siekia rekordinius 22 824,1 tūkstančio eurų. Nesame savivaldybės istorijai turėję tokios apimties biudžeto, tai tik rodo, kad mūsų valstybėje šitame pastate šitos parlamento daugumos darbai, rinkiminės programos veikia, valstybė gerėja, turtingėja ir savo puikia gera valdymo politika Seimas ir vyriausybė gali pasidalinti su savivaldybė. O savivaldybėje šitie pinigai yra paskirstomi daugelį sričių ir pati didžiausia sritis, kuri gauna lėšas, tai yra prioritetinė sritis, mūsų valstybės pagrindas ir ateitis yra švietimas. Ir švietimui šiais metais iš visos šitos sumos yra skiriama net 11 554,4 tūkstančio eurų. Tai yra daugiau negu pusę biudžeto mes skiriame švietimui. Ir šitoje vietoje galbūt aš padarysiu pauzę, įsiterpsiu. Iš tiesų švietimui mes skiriam pusę daugiau biudžeto ir ką mes turime, o turime apgailėtiną, jau leisiu savo pasakyti, apgailėtinę kokybę. Aš nekalbu apie, kad visose srityse mes, bet paimkime pačius svarbiausius dalykus, matematiką, lietuvių, pasiekimai yra tikrai labai prasti. Jau esu minėjęs, kad matematikos pusė vaikų tarpinių rezultatų neišlaiko. Aišku, meras turbūt ir mums pradedant vis garsiau apie tai kalbėti, pradėjau susitikimus su kolektyvais, su mokytojais, aš gaunu tam tikrus atgarsius iš tų susitikimų ir blogiausia tame, kad nėra kalbama apie tai, kaip jums padėti ir kur yra pačios spragos esmė, kodėl sistema neveikia. Bet yra grasinimas iš principo,
tonas pakeltas ir sakymas iš principo, ne, kad jeigu jūs nepagerinat šitos situacijos, jūs visi galit eiti, naudotis tą, kur minėjau, užimtumo tarnybos programą. Aišku, aš truputį hiperpolizuoju, bet tonas iš tiesų, manau, yra netinkamas parenkamas bent iš to, ką man atpasakojo žmonės. Iš tiesų daug dedama vilčių į naująjį vadovą būsimą, kuris, aš neįsivaizduoju, kaip ateis valdyti, su kokia patirtimi, nes vis dėlto pas mus yra neblogas Frankensteinas sukurtas, kur nuo darželio, realiai, kur vaikai nuo metų iki 12 klasės. Viską daro viena įstaiga. Man šiek tiek tai skamba beprotiškai, bet mūsų vadovas manė, kad tai yra gera idėja. Su tuo turbūt mes didžiąją dalim nesutikom niekada. Optimizavimas, kaip matom, nepavyko, nes biudžete visą laiką reikia vis daugiau pinigų. Apie švietimo tą biudžetą tai pradėjau siūsti dokumentus, daug užklausų esu davęs savivaldybės įstaigom. Tai galėsiu pateikti, gal su Mariaus irgi dar tam tikrom įžvalgom, kodėl tas biudžetas yra toks didelis, kodėl neefektyvus ir kur pagrindinės spragos. Čia yra turbūt mano kaip komiteto nario pagrindinis darbas išsiaiškinti, kur čia nesueina galai. Metas pripažinti, kad sumanyta tinklo pertvarka tiesiog neveikia, turėdama gerų tam tikrų pradinių intencijų, vėliau jinai virto keistų darinių, skambiai Eduardas tą darinį pavadino, tiesiog tai neveikia, metas ieškoti vaisto šitam neveikimui ir esant tokiam dideliam finansavimui, bet neturint norimą rezultato, kurio tikisi moksleiviai, tėvai, mokytojai, nieko nedaryti yra tiesiog aplaidumas ir reikia apie tai diskutuoti. Beje, tarybos posėdėje mano iškelta idėja fix apie galimą švietimo tarybą savivaldybėje, į kurią įeitų ne tik politikai, bet ir galbūt žmonės dirbantis kitose srityse, tačiau turintis patirčių švietime. Na, ta idėja tiesiog niekaip ją nebuvo sureaguota, tačiau aš jos neatsisakau ir manau, kad verta apie tai padiskutuoti ir kalbėti iš esmės. Švietimas reikalingas, jam didžiulis dėmesys, lėšos jam yra skiriamo didelios ir už tokias lėšas galima tikrai parengus puikią strategiją nuveikti daugelį dalykų. Trumpai apie biudžetą ir paskui dar sykį grįžtant prie švietimo. Socialiniai apsaugai skiriame daugiau negu 3 milijonus eurų, bendrosios valstybės paslaugos, na, tai yra tarybos narių darbas, savivaldybės administracijos specialistų, administracijos padalinių darbas. Mums visiems šiems metams kainuos apie 2,3 milijono eurų, arba tiksliau 2 milijonus 624 tūkstančius, 2 milijonus 624 tūkstančius,5 eurų. Ir tikėtina, kad tie skaičiai galbūt dar metų eigoje kis. O aš visgi norėčiau grįžti prie švietimo, nes švietimo klausimui Tėvynės sąjunga buvo pasiruošusi labai atsakingai, labai kruopščiai ir mes teikiame savo pasiūlymus biudžetui už beveik 100 tūkstančių eurų, siekdami atkreipti dėmesį į švietimą, tam tikrose vietose galbūt sumažinti lėšas ir nukreipti mums, mūsų nuomonė, reikalingom sritim. Na ir mes pasiūlėme tokių įdomių, tikrai vertingų dėmesio ir taryboje sulaukusių dėmesio pasiūlymų, kaip antai pasiūlyme finansuoti dalinai į savivaldybę atvykstančių pedagogų kelionių išlaidas, pasiūlėme sukurti stiprią rimtą mokytojų pritraukimo į savivaldybę programą, pasiūlėme sukurti programą, kurioje mokytojai ir mokiniai būtų paskatinti už sėkmingus mokymosi bei mokymo pasiekimus. Pasiūlėme dalyką, vertinama prieštaringai, tačiau mano nuomonė šiuo metu jau nebeišvengiama, tai yra daliniai korepetitorių finansavimą mūsų savivaldybės moksleiviam, siekiant jiems padėti pasiruošti svarbiausiams gyvenimo žingsniams, egzaminams. Taip pat pasiūlėme dalykus, apie kuriuos aš kalbu jau ne vienerius metus, tai yra apie socialinio recepto programą kalbu, pasiūlėme labiau įtraukti bendruomenės ir visuomenę į sprendimų priėmimus, darant tai moderniu civilizuotų būdu, pasiūlėme netgi įrengti čiuožyklą tam, kad Eduardai... Tai čia yra iš tiesų kaip ir juokas, kaip ir tokia problema, aš nežinau, bet efektyvumo arba panaudojimo mūsų įstaigos tam tikrų resursų, ne? Pas mus čiuožyklą mano akimis, ne vizualiai, bandė padaryti ugniagesiai. Kaip tai susiję su jų tiesioginė funkcija, turbūt per vandenį, tik tais viskas. Buvau nuvažiavęs
po to, kaip jiem sekėsi pažvelgti, tai iš tiesų apgailėtina naujajam turgui, kuris iš principo netlieka jokios funkcijos, kol kas bent kiek gaunu ir pats buvau ten po 1-2 prekeivius turim, tai aš net neįsivaizduoju, kai mes atitiksim visus normatyvus ES, nes čia europiniai pinigai ir buvo kriterijai, aš nežinau, kaip išsivartys savivaldybė šitoje vietoje, bet tiesiog apgailėtinai, galiu pasakyti, buvo pasirengta tam čiuožyklos darymui, supiltos sniego tvorelė ir piltas vanduo. Viskas nutirpo, išbėgo ir kai jau kelią pradėjo semt, tada nustojo pilt vandenį ir nusprendė, kad galbūt ir nepavyks padaryti tos čiuožyklos. Arba, tiksliau, gal ten ir, aš klystu, gal jie ten ne čiuožyklą darė, gal kokią edukaciją vykdė, ledo skulptūrų su čiurkšle darymą. Neįsivaizduoju, ką ten galėjo daryti, tačiau, kaip ir turbūt, jau suprantate ir galite tikėtis, mūsų siūlymų už 96 000 eurų nebuvo patvirtinti, tačiau privalau būti sąžiningas ir pasakyti, kad savivaldybė, šiuo atveju savivaldybės tarybos valdančioji dauguma su meru priešakyje buvo linkę diskutuoti apie tam tikros apimties mūsų programinių sumanimų įgyvendinimą. Tai turbūt buvo kalba maždaug apie 21 000 eurų, už kurios būtų galima kai kurias idėjas mūsų siūlomos įgyvendinti. Buvau atviras tuomet, lieku tiesus ir dabar. Mums su Eduardu, Rolandui nėra aktualu, jeigu šitie tikslai bus įgyvendinti ir už juos prisims visus plojimus valdančioji dauguma. Mums yra kur kas svarbiau, kad šitie dalykai savivaldybėje atsirastų, tai yra mūsų kaip tarybos narių žvilgsnis iš šalies siūlantis spręsti problemas drauge. Ir beje, apskritai šitas tarybos posėdis buvo toks, sąlyginai keistas savo ramybę, nes paprastai biudžetinis posėdis būna bemaž energingiausias, karščiausias diskusijų prasme. Tačiau šitame posėdėje aš pamačiau tam tikrų politinės kultūros daigelių. Viso labo daigelių. Jos netruko greitai vėl užmarinti šalna ir kiti epitetai skrientis iš to pačio posėdžio pirmininko lūpų. Bet nutiko taip, kaip nutiko. Į sandorį su savivaldybės valdančiosios daugumos atstovais mes neėjome, mes likome ištikimi savo ir norėjome įgyvendinti savo sumanymus visą apimtimi, tačiau savivaldybės meras paprašė atsiųsti tam tikrų programų rėmų, pavyzdžių, kaip jos veikia kitose savivaldybėse, ką aš beje ir padariau, reakcijos jokios, tačiau, galbūt ir to neturėčiau tikėtis ir laukti. Labai viliuosi, kad metų eigoje, perskirstant biudžetą, atsirandant galbūt viršplaniniam pajamom, galbūt pardavus kokią nors nekilnojamo turto objektą arba kažkur sutaupus, savivaldybė išgirs mus, išgirs žmonės, kuriems mes atstovaujame ir įgyvendins šitos sumanymus, kurie mūsų nuomonė nėra tokie jau ir blogi. Apie kiekvieną iš šitų sumanimų mes pakalbėsime su Dardu trumpose mūsų tinklalaidžių epizoduose ir detaliau pristatysime, kaip mes įsivaizduojame, kaip tai galėtų veikti, nes turime vilti, kad per šiuos metus bent dalį šitų sumanimų pavyks įgyvendinti. Nes jie iš tiesų yra ne kažkodėl sugalvoti, kad reikia būtinai pateikti pokytį, kad kažką pateikti, iš tiesų tai išplaukia iš tam tikrų statistinių duomenų apie mūsų pakankamai jau besidarančius garbaus amžiaus mokytojus ir pokyčio didesnio į jaunėjimo pusę nėra, todėl tai vienas ar kitas pasiūlymas tikrai turi stiprų užnugarį paremtą mūsų įžvalgomis arba net statistiniais ar kitais dokumentais. Mes neišradinėjame dviračio, mes tiesiog kalbame apie dalykus, kuriuos sėkmingai taiko kaimyninės savivaldybės, kurie Lietuvoje jau yra išbandyti praktikoje. Ir tiesiog, kodėlgi nepasiūlius gerai veikiančių procesų pritaikyti savivaldybei. Tačiau, matyt, tam dar nelaikas, kaip ir nelaikas švietimo tarybai, apie kurią aš kalbu, kurios reikėtų ir kuri galėtų vis dėlto pateikti daug įdomių pasiūlymų. O kas daugiau? Kas daugiau? Mes taipogi patvirtinom ir strateginį planą, kuris, galiu pasakyti, aš jį peržiūrėjau, tai yra skaičių kratinys, be jokios ambicijos. Jeigu vėlgi ir praeitą mūsų laidą sakiau, visos eilutės 23, 4, 5, 6 metais yra vienodos ir praktiškai visuose, ką be paimtum, kokią sritį ar kategoriją, tai yra liūdna, nes nėra jokios ambicijos valdybė. Ir truputį gal aš norėjau prie to sustoti, kad mes buvom varguoliai gal tapę, kai buvo kazlas ir niekas buvo nedaroma iš principo. Mes galvom, kad yra blogai, visi sukandę dantis kentėjo, atėjo
Mantas iš tiesų pradėjo daryti didelius pokyčius, ne? Visi apsidžiaugėme tuo ir iš tiesų yra kuo džiaugtis, pokytis milžiniškas miesto grožyje. Bet paskui aš pagalvojau, kad čia yra higiena. Čia tiesiog tai, ką dabar daro mūsų administracija ir meras prieš akiją, tai yra miesto elementari higiena, sutvarkyti trinkelę, pasodinti gėlę, nupjauti griūnantį medį ir mes už tai keliam ant pjedestalo. Yra už ką, nesakau tikrai, bet kur vizija, ne? Kur pagrindinė vizija miesto mūsų, ne? Kaip po tokio, po 20 metų. Kas mes būsim, kokioj vietoje būsim? Nėra. Tai aš labiausiai pasigendu vizijos pristatymo, ne, kaip atrodys mūsų miestas, ne, ir kokiu mes keliu einam. Kad padarysim dar 100 metrų trinkelių, man tai nėra vizija. Arba Slow City mieste, kuriam pagrindinė gatvė yra traukinys, kur daugiau sunkvežimių per dieną pravažiuoja negu lengvųjų mašinų, atrodo koncepcija gal mažiausiai juokinga, bet gerai, svarbu bent už kažko kabinamės, ne tapti įdomesnė savivaldybė. Bet nemanau, kad tai yra būtent tas kelias, kuriuo mes turime eiti. Man irgi savivaldybės strateginis dokumentas, tai yra viso labo techninis, nenorom, iš pareigos padarytas dokumentas, kuriame, kaip ir sako Dardas, ambicijos nėra. Ir kas buvo bemaž, man keisčiausia, tačiau mes susilaikėme nuo tokios keistos diskusijos arba bandymo ją traukti dėl savivaldybės strateginio plano, labiausiai kalta yra vyriausybė ir štai šito pastato darbuotojai, parlamentarai. Nes pasirodo, tai jie trukdo mūsų merui gerų sumanymus įgyvendinti dėl įvairių priežasčių. Keistas argumentas kaltinti aukštesnės už save institucijas, kuomet visi svertai yra tavo pačio rankose, bet tai jau yra, kaip sakyt, turbūt politinė retorika ir politinis įvaizdis. Taip. Kas man nepavyksta, dėl to yra kalti visi, tai kas man pavyksta, padariau aš vienas. Yra kaip yra. O užbaigsim tai liūdėsiu. Liūdėsiu. Ruošiamės toliau nesibaigiančiam skundam skriejančiam mūsų atžvilgių. Esame dar kartą apskusti. Aš esu apskustas ir vyriausiai tarnybinės etikos komisijai. Artėja atomazga. Netrukus išgirsite komisijų rezultatus. Galbūt išgirsite ir tam tikras netikėtas šitų istorijų istorijas ir posakius ir galimus galbūt netgi teisminius pasimatymus su žmonėm, kurie, mano nuomonė, kai kada tyrimuose kalba ne savo lūpomis ir teikia ne savo argumentus. Aš apie liūdėsį ne apie šitą turėjau omeny, bet kadangi tu nuplaukiai būtent į etikos komisiją, tai aš turiu 3, o tu 4, neskundus jau. Jeigu su vyriausiai rinkimų komisija paimtų. Taip, jeigu suskaičiuotume, tai gal ten ne kiek patys skundai, skaičiaus prasme 4, bet yra 2 skundai, vėliau sekantis einantis pasiaiškinimai, tačiau pats bemaž įdomiausias yra skundimasis vyriausiai tarnybinės etikos komisijai, ir netrukus paaiškės, ar aš esu labai neetiškas ir neteisus. Jeigu aš buvau neteisus, man nebus sunku dėl to atsiprašyti, tačiau man rodos, kad kur kas bus liūdniau vis dėlto pripažinti, kad etikos komisija pradėjo daryti ne tai, ko iš jos tikimasi. Bet čia padarysim atskirą epizodą, iš tiesų labai sudėliosim chronologiją, kas po ko sekė, kaip mes įsivaizdavom situaciją, kaip etikos komisija įsivaizdavo situaciją. Supažindinsim su dokumentais, įspūdingo raštingumo ir įdomybių. Visą tai jūs pamatysit patys savo akimis, ne mums formuojant jūsų nuomonės, o tiesiog leidžiant patiems įsitikinti, kokio lygio tyrimas vyko ir kas yra bandoma, pateikti, kaip mūsų galima politinį netobulumą. O aš ką turėjau minty, tai neturėsim antro prezidento iš mūsų krašto. Čia tylos minutė pagėrė. Kol kas. Iš tiesų mūsų, pasak Manto, jis pats atsisakė eit. Pagal mane tai jį išspyrė kaip musė iš barščių regionų partija. Pagal turbūt faktus, ne faktus, o daugiau papildomą informaciją, tai iš tiesų yra tokia kaip ir koalicija suburta nepriklausomų merų. Ir jinai, manau, kad turėjo būti tas pagrindinis varomasis agitacijos variklis, bet kai Malinauskas druskininkų. Taip. Malinauskas pareiškė, kad parems Vėgėlę, turbūt šita iliuzija, kad nepriklausomi merai rems Mantą Varašką sugriuvo ir turbūt buvo logiška atsisakyti šito posto. O aš taip tikėjausi, kad turėsim merą, kuris kalba kaip tikras prezidentas apie
renovacija namų. Nepraras vilties. Tai yra ne paskutiniai šalies prezidento rinkimai. Dar greičiausiai savo galimybę ir šansais pasinaudos. Na, o mes šiandieną savo pasišnekučiavimą su jumis iš mūsų sostinės, iš Vilniaus baigiame. Norėtume jums padėkoti už tą kantrybę ir už tą tapimą nuolatiniais mūsų žiūrovais, už tas pastabas ir padrąsinimus, kuriuos gauname po savo laidų. Mes pasistengsime ir toliau tą pačią dvasia, tame pačiame įkvėpime kalbėti, rizikuoti galimais tyrimais savo atžvilgiu, tačiau kalbėti. Kalbėjimas yra vertybė, kalbėjimas yra politiko duona. Manau, kad tyrimų bus daugiau, čia jau mūsų persekios šitas dalykas, bet mes nebijom, mes nelabai turim ką prarast, o jeigu ir suklysim ir būsim pasisakę neteisingai, tai iš tiesų, kaip ir lengva pasakyti, aš klydau, atsiprašau ir važiuosiu toliau. Ačiū Jums, kad žiūrim. Iki pasimatymo kitose mūsų.